Good morning, Vale. Good morning, Ramune. Sveiki. Labas rytas, Valė. Labas rytas, Kalodžero. Good morning, Kalodžero. Good morning. So, let's start. Please, Vale, first of all, tell us about your point of reference for your session, the aspect you want to touch with it. Mhm. Tai kągi, galime pradėti. Ir Valė, prašau jūsų, išdėstykite savo aspektus, prie kurių jūs norite prisiliesti šio seanso metu. Pirmiausia, tai noriu dėl sūnaus. Jis serga psichinė liga. Jis nuo vaikystės girdi balsus, turi grupę, jis visiškai užvaldytas. First of all, I have a question about my son. My son, he has mental disease, psychic So the illness. session is for your son, right? No, that is for her. But he wants to ask you if it is possible to order for the son session. Ar galiu aš? We can observe your son if your son and his condition is in relation with your situation. It's okay, but maybe to solve completely the issue, the problem of your son, maybe it's another process completely different. So we need for sure another session for him. But it is possible to order a session for him. Žodžiu, esmė tai, kad jūsų sūnus yra kitas žmogus ir jeigu jis yra susijęs su jūsų problema, tai bus pažiūrėta, bet šiaip jo dalykam reikia atskiros sesijos jam. Aš šitą suprantu, bet aš norėjau, kad jūs išverstumėte tik tiek ir tada aš sakau toliau. Ir aš noriu sakyti seansą, aš dėl jo, nes jis pats to nesupranta. Ar galiu? Čia toks klausimas tik tai dėl ateities. That is only question for the future, because I want to order another session, especially for my son. But my son knows nothing about the things you are doing, so it is. May I do a session for him? We can talk about it in another moment because we have to observe the situation and decide how is the better solution, if yes or not, maybe. Ok, kitą kartą turime apie tai pakalbėti ir nutarti, ar tai tinkamas sprendimas jam daryti seansą. Tai po mano seanso gal bus ir jam kažkoks protas aiškesnis, galbūt bus kitaip. Maybe after my session his mind will get more clear. Maybe it will be another way for him. Ok, tai jūsų aspektus. Sveikata. Dabar, kai pradėjau žiūrėti jūsų seansus, man kažkas atsitiko su nosimi. Ją niešti, biški skauda ir kaip ir ji keičia spalvą. Tai čia visai 2 savaitės. As I started to look your sessions, it's something happening to my nose since 2 weeks. Actually, it's itching and it's changing its color, and I feel pain in there. Turiu 3 virusus – papilomos, herpę ir grybelį. I have 3 viruses of papilloma, herpes and fungus. Grybelis ir burnos gleiviniai. And in the mouth. Stuburo problemos. Problem. Mouth fear, right? Mouth fear. Yeah. Genau. And problems of in spine, arthritis. Dantis, įsimušiau maža ir visą gyvenimą jie man genda, krinta, protezai netinka ir pastovi ir ištisai iki šiai dienai. Problems with teeth. As I was a small child, I broke my teeth out, and they whole my life long they were getting bad. Had always problems, and even now there are problems because my protheses are not fitting for in the mouth, and whole time are problems with the teeth. Dešinė pusė galvos visai jinai neveikia, kur čia ir the right side of my head is not functioning proper, and I don't hear well with that right ear. Kažkas ant balso stygų gerklėj, nei tai uždegimas ir kaip ir smaugia nuo vaikystės.
Mhm. That is something in my throat that is influencing my voice, and that is like infection or something that is since childhood. Operuotas gimdos kaklelis, buvo vėžys, operuoti keliai. Mhm. I had surgery on my uterine neck. I had cancer, and there are all surgery on my knees I had as well. Visiškai atminties neturiu, dabar net žmonių nepažįstu. Ir visai negaliu susikaupti. Mhm. I have no memory at all. Even I do not recognize people that I know actually, and I cannot concentrate me at all. Nedirbu 10 metų dėl sveikatos, bet ir ieško darbo baimė neleidžia. Nesuprantu. Since 10 years, I do not work because of my health, and I am searching for a job, want to found it, but that is a strong fear is appearing that does not allow me to found it or to look for even. Jokių pajamų neturiu, išlaiko vyras. I have no income at all, and I live from my husband. Noriu žinot, kokie karminiai ryšiai sieja su vyru, nes mūsų santykiai ir supratimas kardinaliai skyrės ir labai sunku. I would like to know what karmic relation, if there is such, is between me and my husband, because we are totally different. We understand all things in totally different way, and that is very difficult. Tarsi būdama su juo aš net prarandu jėgas. Ir kokia laimė, kai jau jis pasišalina. And even that is the point that if I am together with him, I feel that I'm losing all my power, and I'm always very glad when he is going away. O prie viso to jis išlaiko šeimą, bet jis labai nelaimingas, duoda pinigus be džiaugsmo su tokiu pykčiu, bet visada duoda. Bet labai lengvai skolina kitiem ir skolas niekada negrįžta. According to all this, my husband is working and earning money for whole family, and he is he's caring about family. He's giving money for this, but he is not glad to care about family, but still he's giving money. And another way is he is borrowing money very easy for somebody, and that borrowed money is never comes back. Baimės. Pas mane baimė viskam. Tamsai, vandeniui, kirminam. Bijau dėl vaikų, bijau, kas bus rytoj. Tiesiog visada įtampa. Labai didelė. I have a strong fears in everything. I am afraid of. I have fear for darkness, for water. I'm afraid of worms, and I am afraid about the future of my children. And simply, I'm living whole time in stress, just in stress. With this point of reference, we can start because the esotericos always is one or once in the same place. Mes galim pradėti su šiais aspektais, nes visada yra visų tų aspektų viena priežastis. Bet tada vienintelis tas vyriškis. But there is still the last one aspect, would be one man. One man. Mane paprašė teta priglaus 2 vyrus, reikalingus pagalbos. My aunt asked me to take care for two men, those were needed for help, to take them at home to live. Ir su vienu labai susidraugavom, jis mane kaip sesę myli, paklausė, ar gali mylėti mano dukrą kaip savo, ir aš sutikau. And I got a very natural, normal friendship with one of those two men, and he loves me like a sister, and he asked me if he is allowed to love her, Valės daughter, as his own daughter. Jis buvo miręs ir jam liko ryšys su dangumi, Dievu, ir kalba su mirusiaisiais, skaito mintis. That man, he told he was dead, but he came back. Jis grįžo atgal, ar ne? Yeah, but he came back, and its connection with that God after death, he saw it stood, and he's talking with dead people, and he can read the minds of people.
Ir sykį man sako, aš tavo dukrą pasiėmiau į dangų ir pristačiau dangaus hierarchijai. Kas tai buvo? Dėl to labai baisu. Once he told me that I took your daughter to the heaven and introduced her for the hierarchs of heaven. And therefore I am afraid what did happen there in really, what he did. Ir dabar paskutinis, jis sykį nakvojo pas mus sodyboje, pas mane labai daug akmenų, man tai patinka. Ir jis pažadino, sako, suskrido labai daug ateivių lėkščių, pas tave nepaprastai stipri energetika, ar galiu aš įmelst šitą vietą, kad jiem, kad Dievui ta energija būtų. And the last point with that man, that once he stood overnight in my house there, and the place where we're living, there are a lot of stones. And that man woke me up during the night, and he told me, there are the moment a lot of UFOs came here over your house, and am I allowed to kaip tai matėjom padaryti, kad įmelstų vietą energetiškai ir kad aš galėčiau deginti žvakę Dievo garbei. Am I allow you me to pray this place energetically for the God, and that I could sanctify your... Gerai. What do you see, Beata? Tai ką, Beata, tu matai? Valė guli ant stalo tokio, kaip mūsų būna stalai, balti, skraidančio lėkštėj, ten aplink ją pilkieji. Ir jie daro, ten stato įrankius savo. Valė is laying on the table in that UFO, and around there are grays, and they are putting devices into her. Okay, this moment you are seeing, in which time, in which date is it? Ta momentą, kurį tu matai, kuriuo metu tai yra, kokia data, kada tai vyko? Rodo jai 15 metų. She was 15 years old, Valė. And where is her physical body in this moment? Kur tuo metu jos fizinis kūnas? Jis sapnuoja. She has a dream. Okay, so tell me what is happening in this UFO. Tai pasako, kad toliau kas vyksta tam laive. Ji kaip patalpinta yra du matymai, du vaizdai. Ji kaip ir patalpinta kapsulėje ir iš jos išeina, kaip jinai ir matė pati teisingai, iš galvos eina tokiais eteriniai laidai, eterinė tokia stora trūba tokia. There are two views, and she somehow put in one capsule, and from her head there are coming some ether lines or the tubes is coming out from her head. Ir kitas vaizdas, kad jinai guli ant to stalo, bet jos atidaryta, ne tai, kad atidaryta, bet jie su instrumentais jai įstato kapsulės į galvą, į akis, į visus, va taip pačia vainant labai daug visokio kapsulių. And the second view is that she's laying down on the table in that UFO, and they are putting her everywhere, in her head, in her eyes, everywhere here, small capsules, devices. Okay, and what happens? So continue. Ir toliau kas vyksta, pasakok. Taip. Jie, tuo metu, kai stato kapsulės, jie atsimerkus viską mato. Jie nemiega ir neužsimerkus. Jie viską matė, kaip ir pati pasakoja tas lempas. Ir jinai tik tai tas vaizdas, kad jinai jų aplinkui nemato, tik tai mato tas lempas.
The way she was talking, actually, the moment when they are putting those capsules, the devices into her, she saw everything. She was not sleeping in that time. She saw that light, but she did not see only those standing around the grace ones. But she was not sleeping. She was consciousness Okay, at I that want to time. talk to the subliminal part of Vale. Aš noriu dabar pakalbėti su Valės pasąmonėje dalim. May I with you, Beata? Ar aš galiu per tave, Beata? Mhm. Yes. Okay, so Vale, Mhm. Taip. Yes. do you know me? Ar pažįsti mane? Mm, Truputį. A little bit. Who am I? Kas aš toks? Kalodžių. Do you know why I'm here with you now? Ar tu žinai, kodėl aš dabar čia su tavimi esu? Taip, aš mačiau visą, kaip pradedam, mačiau, kad mes pradėsim dirbti. Yes, I saw everything. I saw the moment when we were preparing to work here. Mhm. And why did you allow these beings to stay with you to do this to you? Ir kodėl tu leidai toms būtybėms su tavimi tokius dalykus daryti ir kodėl tu leidai joms būti su tavim? Kai aš buvau maža, jie visą laiką ateidavo pas mane. Mhm. When I was small, whole time they were visiting me. Yes, I know, but why did you allow them to do it with you? Taip, aš žinau, kad ateidavo, bet kodėl tu jiems leidi tai daryti? Neturėjau kito pasirinkimo, aš bijojau. I had no other choice. I was afraid. You was afraid, but you have more choice. If you think you have no choice, it's your opinion, only your opinion. Mhm. Tu bijojai, bet nebuvo taip, kad tu neturėjai kito pasirinkimo. Čia tiesiog tavo nuomonė, kad tu neturėjai kito pasirinkimo. Tik tavo pačios. Mhm. Because you are watching everything through your fear. Todėl, kad tu viską matai per tavo baimę. It's only one point of view, Tai yra tik tai vienas aspektas, but there are more and more. bet jų yra dar daugiau ir daugiau. Do you want to stay with this point of view, or do you want to change it? O ar tu nori pasilikti su šituo aspektu, ar tu nori pakeisti jį? Ne, noriu pakeisti. No, I want to change. Okay, but first of all, I am so curious, and I want to know what kind of experiment are doing with you, those beings. Bet visų pirma, man labai smalsu ir aš norėčiau sužinoti, kokius eksperimentus tos būtybės su tavim daro. Do you give me 10 minutes of your time, please? Ar tu man duosi 10 minučių tavo laiko? Duosiu. Yes, Okay. I will. Okay, so now you will be surprised about everything you think, everything you say, they do. Dabar tu nustepsi dėl viso to, ką tu pamatysi ir ką tu pasakysi ir ką pamatysi, ką jie tau daro. You'll understand during the session why. You will? You will understand during the session why. Ir tu seanso metu suprasi, kodėl visą tai vyksta. But now just let me play. O dabar leisk man žaisti. So now I want you to call the boss of this UFO. O dabar aš noriu, kad pakviestum šito laivo vadą, The commander, viršininką. just in front of you now. Tegul atsistoja iš karto prieš tave. Galiu dar pasakyti, atsiprašau, reikia pasakyti Valiai, tegu nebijo, nes mano net dantys kalatojasi, aš ją jaučiu. I just want to say to Vale that he should not be afraid, otherwise even my teeth are moving. I feel her physically, how she now is afraid. No, I want Vale stay scared because this is her point of view now.
Aš noriu, kad Valė tegul būna iš tikrųjų bijotų šiuo momentu, nes tai yra jos aspektas dabar. After all, we are going to change everything. O po to mes visą tai pakeisim. So, who are you? Taigi, kur tu? Vale or Beata? Kas tu? Dabar Valė ar tu Beata? Aš Valė. Valė. Okay, Vale, please tell Beata that don't disconnect if I don't tell her to do it. Valė, prašau pasakyk Beatai, kad jinai neatsijungtų, jeigu aš jai to neliepsiu. So, Valdantis kalatojasi. Yes. Vale, tell me, how is the boss? Is it in front of you? Tai Valė, pasakyk dabar, kaip atrodo tas bosas, vadas? Ar jis priešais tave? Taip. Yes. Mhm. How is his or her morphology? Kokia jo išvaizda? Jis kaip šitas maldininkas. He is like mantis. Mantis, okay. How is her name? What is? Koks jo vardas? Skerys. Grasshopper. Hopper. A grasshopper. Mhm. Hopper, the name or the mantis? Yeah? The name of the mantis is grasshopper. Grasshopper, okay. I call her Hopper simply. Aš vadinsiu jį tada hopą, skėriu. Hopper must tell with me. And so I ask him many things. So, sorry. Skėris tau turi atsakyti klausimus. Hopper, Skėri, can you hear me? ar tu mane girdi? Aš tai girdžiu, bet tu trukdai. I hear you, but you are disturbing me. Why are you not surprised about my presence? O kodėl aš esu nenustebęs? Kodėl aš esu nenustebęs dėl to, kad aš čia esu? Mes visi pripratom, kad tu čia esi. We are all got used about that you are there always. You are present. You cannot talk anymore. Your mouth is completely closed. Tu daugiau nebegali kalbėti. Tavo burna dabar visiškai uždaryta. You talked about me and to me without respect. Tu dabar kalbėjai su manim ir apie mane kalbėjai be jokios pagarbos. What do you think you are? Kaip tu galvoji, kas tu toks? Be scared. Bijok dabar. Now, Dabar. on your knees, Ant kelių. on the floor, Ant grindų and shut up. ir užsičiaupk. Good boy. Geras berniukas. Now, let me with Vale. Dabar palik mane su Valė. Vale, what are you seeing? Ką tu matai? Jisai kelių vos nepalova šitą, kur guliu. He went on his knees and he just almost went under the table where I'm lying on. Okay. So, are you scared now? Ar tu dabar bijai? Ne, aš nebijau, bet šitie pilkieji su šitais sukolais aplinkui. I'm not afraid, but those grays there around me with those devices somehow is not nice. Don't worry about the devices. Nepergyvenk dėl jų. I want to demonstrate to you that if you do things with fear, the things is doing another form. Is making another form. Aš noriu tau tik parodyti, pademonstruoti, kad jeigu tu darai viskas per baimę, tai daiktai, tai visi tie dalykai įgauna kitą formą, kitą esmę. Without fear, things turn into another aspect. Be baimės visi dalykai pakeičia savo esmę. You are not into an UFO. Tu nesi skraidančiai lėkštėj. UFO is inside you. Lėkštė yra tavyje. UFO is inside your energetic sphere.
Skraidanti lėkštė yra tavo energetinės sferos viduje. It penetrated into your will, into your power, into your energetic space. Ir ta lėkštė yra įsiskverbė į tavo valią, į tavo jėgą, į tavo energetinės lauką. And you rule. O tu valdai, Because it's your energy, it's your space. kadangi tai yra tavo energija, tai yra tavo erdvė. This is the way with this grasshopper, this mantis, is under her knees. Tai štai ir tokiu būdu, štai dėl to yra šitas skėrys, šitie visi pilkieji yra po tavo valia. Tu juos valdai. But through your fear, the perspective is changed, and the mantis used your fear to do everything her wanted to do. Bet tuo metu, kai tu turi baimę, kai tu bijai, tai visi daiktai, visa esmė tų dalykų pasikeitė. Ir todėl tas Dievo maldininkas, vabzdys maldininkas valdo tave per tavo baimę, valdo tave tavo erdvėje būdamas. Now you are here with this new information. You can manage your will in another way, and you change your mind now. O dabar, štai esi dabar tu čia ir tu dabar turi visą tą informaciją apie tai. Ir todėl tu gali dabar pakeisti visą savo valią, gali pakeisti savo valią, savo matymą, savo... You can change your situation if you want. Jeigu nori, gali dabar pakeisti savo visą situaciją. Now, the mantis, the UFO, is into your power. So just ask questions to get an answer. O dabar valdys maldininkas yra lemiamas tavo. Jis yra po tavo valia. Ir todėl jį galima dabar paklausyti bet kokių klausimų. Absorb the information from the environment. O dabar sugerk, nuskaityk visą informaciją esančią aplinkoje. You have the power. Tai yra tavo valia, tu valdai. So, for curiosity, just explain me what this experiment do, why this kind of experience, what they wanted from you. Tiesiog vien dėl smalsumo, tiesiog sužinok, paklausk, kas čia yra, kam yra reikalingi tie eksperimentai, kam jie juos daro ir kokiu tikslu. Please tell me. Ir prašau, pasakyk man. Taip. Yes. Jie nenori iš manęs paimti mėginėlius, kažkokias kolbas ten savo laive deda. They want to take from me some examples. They are putting in some devices, bottles. I want to know what was the function of these devices inside you. Aš noriu sužinoti, kokia buvo tų visų prietaisų, kapsulių tavo viduje, kokia jų buvo funkcija. Tos kapsulės mane valdė. Those capsules were controlling me. Continue. And? Toliau, tęsk ir. Jiems reikia taip pat patobulinti savo rasę, savo gyvybei kažkokiam eksperimentam. They need to improve their race, their possibilities to live for some experiments. Dėl to man skaudėjo, dėl tų kapsulių ir tų mėginių visų, man valdymas buvo akių ir mąstymo ir visų ligų. Therefore, because of those capsules and those examples, I had pain, I had problems with eyes, all problems with health appeared because of those capsules and that they were taking examples from me. And what did they do with these devices in you? What did they get? Sorry. Where? What did they get from you? Why do they want you in this capsule? What do they gain? What do they get from it? Ką jie iš tų kapsulių gavo iš tavęs? Tų kapsulių pagalba. Svarbiausia tai DNK, DNR. DNA, that was the most important for them. What?
DNA, Eh, DNA, DNA. And DNA. from what they want your DNA? Ir kam jums reikalinga tavo DNR? Jie nori sukurti naują rasę. They want to create a new race. Mhm. Okay, so tell me if what I'm asking you is in relation with this experiment, with this capsule. Where are you in? Ir pasakyk dabar visi tie dalykai, kuriuos aš tavęs klausinėjau, kaip jie yra susijęs su ta kapsulė, kurioje tu randiesi, kurią tu matėjai pradžioj. Fear. I want to know if there is a relation with your fears. Warm fear. Warm fear and the other ones, and the other fears. Aš noriu pasakyti, ar tai yra susijęs su baimėmis esančioms tavyje. Pavyzdžiui, baimė Mouse fear. šitų kirminų baimė. Ir kitomis baimėmis. Baimėmis tamsos, vandens. Taip, kirminų baimę matau, todėl kad ten tos iš tų kapsulių kaip kirminai pasiskleidžia po visą kūną, po akis. Yes, warm fear. I see that from those capsules there are something like worms are going out and spreading in whole my body. Okay, mouse fear. Mouse fear? Mouse or the mouse, remember? Noise. No? Noise fear. Noise fear. Okay, noise fear. Triukšmo baimė. Taip, kad man kai guliu šitoje labai didelis triukšmas, aš girdžiu visus aparatus ir viskas ten kažkaip kaip ūžia lėkštė. Yes, noise fear, because I laying there in that UFO on the table, I hear all devices are working and those are very loud. I hear how UFO is working. Tell me, is there a reason, esoteric reason about the problems with your teeth? Pasakyk, ar yra kokia nors ezoterinė tavo problemų su dantimis, dantų problemų priežastis? Taip, jie labai daug paėmė mėginėlių ir man suleido kokių tai kitų, kur pasireiškia fiziniam kūne gyvenime. Yes, that is. They took a lot of examples and from me, and they injected in me, shot in me a lot of another substances. Those were manifesting in my physical life. Why do they want you without teeth, for example, on Earth? Kodėl jie norėjo, kad tu žemėje būtum be dantų, pavyzdžiui? Matau, yra daug žmonių kapsulėse ir jie nori padaryti žmonių rūšis 3. Vieni valdo, kiti paklusnus, o kiti dar bus kažkokius dirba. I see. They want to create a new race of human, and there are many people in capsules, and there are 3 sorts of people, of humans. One sort is those are ruling, another sort is those are ruled, and there's still another 3rd sort is something between. So tell me, what is the esoteric cause about your physical problems like spine, arthritis, and herpes, and everything is physically, it's a issue for you. Pasakyk man, kokia yra ezoterinė priežastis tavo fizinių negalavimų, tokių kaip stuburo išvaržos problemos, tavo artrozės arba, tarkim, šitų visų virusų, papilomos ir grybelių. Taip, čia dėl tų bandymų ir iš manęs išsunkta energija. Yes, everything is because of those experiments, and still they took from me a lot of energy. Okay, so just to don't waste time and energy, just tell me every point of reference you gave me, it's about this interference. Dabar tam, kad mes negaištume laiko, vien staupydami energiją, pasakyk, ar šitie visi tavo aspektai yra susiję būtent su šitais eksperimentais? Taip. Yes. Okay, so now I have another curiosity. Aš dabar smalsu, dabar man įdomu kitas dalykas.
And after that, we are going to start the work. Ir tada mes pradėsime dirbti. So now, please go to that moment when you allowed this mantis to do these experiments to you, with you. Todėl dabar prašau, einam į tą momentą, kada tu šitam Dievo maldininkui leidai su tavimi atlikti tuos eksperimentus ir būti su tavim. Taip, šitas momentas, kai aš buvau maža ir žolėj žaidžiau. That is that moment as I was small and I was playing in grass. Mm-hmm. And? Ir Aš atsiradau tamsiam šešėlį, burbulė tokiam. Tenais labai išsigandau. And suddenly I appeared, I saw a shadow and I appeared myself in some dark bubble, and I got very, very frightened. Mm-hmm. Just tell me one thing. Just go to a moment when you pray God because you are so disappointed about your life, yourself, etc. O dabar pasakyk man dar vieną dalyką. Tiesiog, prašau, nueik į vieną momentą, kada tu tiesiog meldiesi Dievui, nes tu esi labai nusivylusi viskuo, savo gyvenimu, savimi ir aplamai visais dalykais. Ir meldiesi Dievui. Go there and tell me what is happening, but observe everything in energetic version. Eik dabar į tą momentą ir pasakyk man, kas ten vyksta, tačiau viskas stebėk energetiškai. Ką tu matai energetiškai? Energetiškai aš atrodau taip, kaip šitas vabzdys maldininkas prieš mane meldžiasi ir aš taip atrodau. Energetically, I am looking like as if I am the same morphology like that mantis who is standing in front of me and praying as well. Aš darau tokius judesius ir taip rankas sudėjus kaip jis. And I'm doing the same movements and I keep my hands the same way as that mantis is doing. Okay, so did you see in which way you gave permission to them? Ir ar tu matai, kaip tu davei jam leidimą? Taip, aš jau senai daviau leidimą, nes aš nenoriu bijoti. Yes, I saw. I did my permission long ago. I don't want to be afraid. Okay, so Kai aš meldžiuosi, aš nebijau. And as I am praying, I am not afraid. when you pray, you are not afraid. Okay, so observe who is coming to you when you pray. Gerai, o dabar pažiūrėk, kas ateina pas tave, kai tu meldiesi. Who is coming? Kas ateina? Stovi pilkieji šitas maldininkas, bet kaip toksai, kaip dinozauras ateina. I see those are grays standing besides me, mantis, but it's coming huge like dinosaurs. Why, if you call God a mantis, a dinosaur is coming with you, to you? Taigi, kodėl, kada tu meldiesi, kvieti Dievą, pas tave ateina vabzdys maldininkas ir dinozauras? Don't you understand? Ar tu to nesupranti? Ne. No. No. Okay. I'll do another question. I'll ask another question to you. Aš dabar paklausiu tavęs kito klausimo. Who is God for you? Kas tau yra Dievas? Aš galvau, kad Dievas tas, kuris geras ir padeda žmonėms. I think that God is that one who is good and he's helping humans. Okay. If you want, you can be good. Jeigu tu nori, tu gali būti gera.
Hmm? If you can get into your creation, your energetic space, anyone, for this anyone, you are God. Ir jeigu tu nori, tu gali įeiti į bet kokią tai energetinę sferą ir tam, pas ką tu įeisi į energetinę sferą, tu tam būsi Dievas. Because you have the power in this situation. Nes tuo momentu, toj situacijai tu turi valdžią, tu valdai. The mantis is your God in this situation. Šioje situacijoje vabzdys maldininkas yra tavo Dievas. Praying, you opened your heart, your door to her, to the dinosaur, and more beings. Ir besimelsdama, tu atidarai savo duris, tu atidarai savo širdį, savo duris vabzdžiai maldininkui, dinozaurui ir dar daugybei, dar bet kam kitom būtybėms. They want you believe in a good God, because in this way they play this game. Ir tos būtybės, jie visi nori, kad tu tikėtum į gerąjį Dievą, nes jie visi žaidžia, tokiu būdu žaidžia. Buvo, aš nieko negirdėjau. The microphone. Yes. Ko tu negirdėjai? Visko, ką sakė Kalodžeris, kad tu negirdėjau, buvo nutrūkę. Gerai. She did not hear, I will repeat. Ir kada tu meldiesi, tu atveri duris, atveri savo širdį ir tada ateina vabzdys maldininkas, ateina dinozauras, ateina visi kiti į tave. Ir jie žaidžia tą žaidimą su tavim. Nes tu jais tiki. What happens? Beata, can you hear me? Taip, aš girdžiu. Yes, she can hear. Okay, Beata, just back to Vale. Beata, dabar einam atgal prie Valės. Vale? The microphone Yes. is not working. Tavo mikrofonas, sakė, neveikia. Alio, girdit? Vale, did you understand who is God? So? Valė, ar tu supranti, kas yra Dievas? No. Dabar aš suprantu. Yes, now I understand. Okay, so let's play to be good. Okay, o dabar pažaiskime Dievą. First of all, you have to throw away every fear inside you. O visų pirma, prieš žaidžiant, išmesk visą baimę iš tavęs. It's an energy. Just recollect this energy inside you and throw it away. Baimė yra energija, tiesiog susirink visą tą energiją, surink ir išmesk lauk. Now tell me in which part of your corp is this energy, how do you recollect this energy, what do you do, just tell me everything. O dabar pasakyk man viską, kurioje kūno daly, kur yra ta visa energija, kaip tu ją surenki ir kaip tu ją išmeti. Viską pasakok. Aš traukiu kaip plasteliną iš galvos smegenų, iš akių, iš ausų. Tokia kaip pasakytum, kad visas plastelino gabalas taip kaip lava išsitraukia ir aš ją vynioju į rutulį. Ir dabar man Beata parodė, kaip atidaryti portalą ir aš noriu jį išmesti. I pulling it like a mess, like sticky form mess, plastic formation mess, from me, from my head, from my ears, and forming a ball from it. And then Beata shows me how to open portal and how to throw it away, and I'm doing that. Okay, when you have no fear, tell me. Kai nebeturėsi baimės, pasakyk man. Taip, aš dabar ar galiu pakelti vibracijas? Yes, I am now, but may I be allowed to raise my vibrations? When you have no fear at all, tell me. Pasakyk man, kai visiškai neturėsi baimės. Aš išmečiau, neturiu, tik aš norėčiau kažką prisipildyti. No, I threw it away, but I would like to refill me with something.
Okay, so are you good? Do you feel good? Ar tu gerai jautiesi? Taip, gerai, gerai. Mhm. Yes. Okay, just let's go to that first moment when you allowed these beings to stay with you, to do experiments, etc. Taigi, dabar einame į tą patį pirmąjį momentą, kada tu davei leidimą toms būtybėms būti su tavim, kada davei leidimus daryti tuos visus eksperimentus ir visa kita. Now you have no fear. You are not scared. So you can change your point of view. You can decide. You can change your mind to take another decision. Do it. Go to that moment. Dabar tu nebeturi jokios baimės, jos nebėra. Todėl tu gali pakeisti savo valią, gali pakeisti savo sprendimą, savo nuomonę tuo atveju ir tada einam į ten ir tu padaryk tai. Tell me what is happening. Ir sakyk, kas vyksta. Mhm. Aš einu pievą, pasišokinėdama einu pievą. Matau ten iš tolo tą kamuolį tamsų, kur tie visi tam kaip aš taip suprantu dabar, kad tam kamuolyje buvo visi šitie pilkieji ir tas kerys. I'm going now in that grass field, jumping, and then I see that dark ball. And now I understand that inside of that dark ball, there were all grays and that mantis as well. Okay. If you see this ball, it's because you are co-creating with them. Jeigu tu matai tą kamuolį, vadinasi, tu dalyvauji su jais kartu bendrame kūrime, su jais. So if you don't want to co-create with them, just change your mind. And when I see 3, you don't want to stay with them at all. Ir jeigu tu nenori su jais dalyvauti bendrame kūrine, pakeis savo nuomonę, priimk kitą sprendimą ir, kai aš pasakysiu 3, tada nenorėk, neleisk jiems būti kartu su tavimi. Bien. So 1, 2, 3. Everything has disappeared. Viskas išnyko. Because you wanted it. Nes tu to panorėjai. Because you want it. Nes tu to nori. Tell me, what do you see? Sakyk man, ką tu matai. Na, aš dabar matau save kažkodėl nemažą mergaitę, bet didesnę, bet aplink mane nėra jokios baimės ir aš sveika. I see myself not small girl anymore, a little bit grown up, bigger, and I have any fear at all around me, and I feel I am healthy. So now observe inside you. Tell me if you see devices inside you. Dabar apžiūrėk savo vidų ir pasakyk, ar tavo kūno viduje matai kažkokius prietaisus. Ne. Dabar tik tai šviesa ir toks vibracijų, malonumas, šiluma tokia. I see no devices inside and I feel only warmth, very nice feeling. Okay. So now observe yourself into your life. O dabar apžiūrėk save savo gyvenime. Observe your future, your next future, because the session needs to be metabolized into a time slot. O dabar apžiūrėk savo ateitį, kokia jinai bus ir save toje ateityje, nes tai šitą reikia visą šios seansą reikės paskui perdirbti, metabolizuoti. So now tell me, with these new conditions, new esoteric condition, how is your future? How do you see energetically your physical problems? O dabar esant šiom naujom ezoteriniam sąlygom, pasakyk, kaip tu energetiškai matai tavo fizinės problemas. Aš šiom ezoteriniam neturiu dabar pakeitimai. Nėra? Nėra. Nėra problemų? Ne. Under those new esoteric conditions, there are no problems. Okay. So observe if you are scared, you have fears in your futures.
Apžiūrėk, ar tu bijai, ar tu ateityje dar turi baimių. Ne. Aš No. matau save iš šito momento, kai man 17 metų ir mano gyvenimas vystosi visai kitaip. I see me from the moment as I am 17 years old and my life is developing totally another way. Oh, perfect. So do you have problems with your... Just observe too the relationship with your husband in the future. Gerai, o dabar apžiūrėk, kaip vystysis reikalai su tavo vyru, su tavo sutuoktiniu ateityje. Taip, aš jau dabar tada, kai dar pamačiau prie manęs mano būsimą vyrą ir kad mes prie ežero sėdimo būdu ir pas mus viskas tvarkoj, jokių problemų nėra, viskas taip gražu. Already on that time before, I already saw my future husband, and that we were sitting beside each other at the sea, and everything is so beautiful and so nice, good feeling. Okay, and now observe your son. O dabar apžiūrėk savo sūnų. How do you see him? Kokį tu jį matai? Mano abu vaikai geri, sveiki ir protingi. All my children are good, healthy, and clever. Your past situation was affecting them? Ar tavo buvusi situacija įtakojo tavo vaikus? Buvusi taip. Yes, that past situation, yes. Okay, so observe if your son has esoteric interference with him. Apžiūrėk, ar tavo sūnus turi ezoterinės sąveiką su tom problemom? Jeigu žiūrėti iš šito, kaip aš dabar 17 metų matau save į priekį, tai ne, jokių tokių nėra, nieko panašaus. As I see, yes, now my future from as I am 17 years old, then I see 4, so there is no problems at all. Okay, just guess something if you want to your son and tell me if you want to tell. What about his answer? Tell me if does he need something from you. O jeigu nori, gali paklausti savo sūnaus kažko tai, ko tu norėtum jo paklausti, arba ko tu norėtum iš jo sužinoti. Ir jeigu jis atsako, pasakyk man, ko tu klausi ir ką jis atsako. Ar jam ko reikia, ar dar kas. Taip, aš jo klausiu, kaip tu ir ar tau ko nors, jis sako, ne, sako, mamyt, sako, tu viską padarai. I ask him, do you need something? And he's answering, no, mommy, you did, I don't need anything anymore, you did everything. Okay. Nes nuo manęs sklinda kažkokia šiluma, šviesi vibracija visiems, kaip sakytum, kad spindulys, kuris prilimpa visus, pakeičia viską. Because from me is outcoming some worms or like rays, and those rays are touching each in my family and changing them. Perfect. So the information is completely spread to your family? Tai visa informacija apie šitą seansą yra perduota tavo visai šeimai? Taip. Yes. Okay, so can we close this session? Tai mes ir galime užbaigti seansą. Oi, man dar čia gerai labai šitoj vietai. In this moment I feel me very well. Okay, so disconnect from anything, anyone. Leave me with Beata. Okay, gerai. O dabar atsijunk nuo visko ir nuo visų ir palik mane su Beata. Beata. Ja, taip. How are you? Kaip tu? Buvau labai viską jaučiau, o jetau, gal tai pirmą kartą smarkiai viską jaučiau. I felt everything very, very strong. Maybe the very first time I felt so strong everything. Okay, so now disconnect from anything, anyone, because we are going to come back here at the present moment when I'm talking to you. O dabar prašau tavęs atsijunk nuo visko ir nuo visų, kadangi mes dabar sugrįžtame atgal į dabartinį laiką, iš kurio aš su tavimi kalbu. So 1, Vienas. you can feel your body waking up.
Jauti, kaip tavo kūnas bunda. And you can feel your body getting lighter and lighter. Ir tu jauti, kaip tavo kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. 2. 2. You can feel your body getting stronger because he's waking up. Tu jauti, kaip tavo kūnas vis tampa stipresnis ir stiprus, nes tu atsibundi. And you can feel this good sensation of wellness into your body. Ir savo kūne tu jauti tą malonų gerbūvio jausmą. And 3. Ir 3. Open your eyes. Atmerk akis. Yeah. How are you, Hello. Beata? Kaip tu, Beata? Gerai, aš ateinu, atsigaunu. Vat tuo momentu skaudėjo stuburą, kažkodėl stuburas skaudėjo, nežinau kaip. Good, I am coming back. I'm over, but in those moments I had felt some pain in spine. In your spine. Mhm. So close your eyes. Gerai, she had felt. Now she's Ah, recovering. no more. Tau daugiau nebeskauda? Ne, Stuburo? ne. No, not no okay. more. Okay, that's it. So, Gerai. so, Vale. You can turn on your microphone. Valia, jūs galite dabar įsijungti savo mikrofoną? Neįsijungėt, nesigirdi jūsų. Did you feel anything during the session? Dabar Dabar gerai. Ar jūs seanso metu ką nors jautėt? buvo šalta, šilta, šalta. It was cold, it was warm, it was cold. Oh. Ir čia labai pykino, spaudė krūtinę, degė galva, nu tokie lengvi visi. I felt some suppressed in my breast here, in my chest, and felt nausea, and then burning in my head. Such feelings. Okay. So now you have to assimilate this information, this energy. It's a process, and if you want in the future, if you want to tell us about your progress, okay. Dabar jūs galite, jums tiesiog dabar prasideda periodas, kada jūs suvirškinate šitą informaciją, šitą visą seansą ir tiesiog tai yra energija, tai yra procesas visas ir jeigu ateityje norėsite ką nors pasakyti, kaip jums sekasi, tai galite pranešti. Gerai. Well, okay. Okay, Vale, do you want to publish your session on internet? Valia, ar norėtumėt paskelbti savo seansą internete? Jis labai neįdomus, o aš žiūrėjau jūsų visus, nevertas. It's not interesting at all, and I looked all your sessions, so I see that it's not worth. It's very interesting for me. Man jis labai įdomus. You are Man. interpreting this session through your filter that you have to remove into this process. Jūs interpretuojate šitą visą seansą per jūsų pačios filtrą, kurį savo proceso metu iš tikrųjų jūs turėtumėte pašalinti. Aš galiu, tik veidą uždenkit, man tai nieko nesako. Yes, okay, I can publish just blue on my face. Okay, if you want. Okay. Gerai, jeigu norit. Gerai. Okay, so thank you. Don't go away. I just cut the recording. Gerai, dabar jūs nenueikit niekur. Aš sustabdysiu tik įrašą. Bye. Bye.